Nu tai ką, labas rytelis, brangus inkilo žiūrovai. Pabudome ir kelkimės, toks gražus rytas čia šiauriai. Nu čia tokia ir šiaurė dar čia, nelabai. Biški virš šeleftėjęs. Parkingėlis toks Jevrė, ten toliau yra kempings. Nenujau, galėjau aišku nueit pasižiūrėti, pasivaikščioti, bet tingėjau. Buvo kaip gražu čia visur. Čia kažkas paklaus, kodėl atbulai stoviu, tai stoviu, kad neskrisčiau iš spalnio, kad čia nuolydis į apačią į dešinę pusę. Tai va, tai biški nepatogu. Nemėgstu kristi iš nuosim žemyn gulėti. Va, tai tokia čia ramybė. Čia va, suomis miega kitoj pusėje. Nenori irgi prie žmonių eiti, atskirai atsistojęs. Čia nelabai vietos buvo, šiaip gerai užmušt parkings buvo. Va. Galim po biškiu judėti, kavos jau užsiviriau, viską. Važiuosim. Čia nais hebra užžiūriu su Webasto miegu. Šniokščiu, nusileidęs pagalbės, nes krant irgi iš spalniką. Priekį iškėlęs, galą nuleidęs, nu pas mane tokių navarotų nėra, tai galą galiu nuleisti. Tai aš atbulai atsistojau ir viskas. Tik neaišku, kaip čia atbulai, čia taip neparašyta, kaip čia. Kaip nori, taip stojas. Jokios skirtumo šiaip, bet aš taip nutariau, kad reikia stotis taip, tai tada daug patogiau. Nu ką, grįžau į pakrovimą, į iškrovimą. Viskas prisidaviau, davė kažkokią tai kortelę. Nu šiaip čia 39 numeris eilės. Čia turbūt užsidėti reikia už langą. Žodžiu, 8 sunkvežimiai laukia iškrovimo. Ir nieką neiškrovinėjai, tai nežinau, čia kažkas yra negerai. Kažkas yra atsitikę, aš nežinau. Bet laukiu. Šiaip esu ir krovinį jau paėmęs namo ir viską, čia dabar man reikia važiuoti. O čia neiškrovinėjai, kažkoks cirks. Seniai taip nebuvo. Jau net neatsimenu, kada tai būtų buvę. Buvo. Tai kol kas tiek žinių. Kol čia laukiu, žiūriu, va, kaip dirb mergaitė su savivarčiu. Buvo, girdėt, tokį vibratorių turiu, šiaip ne visą laiką esu girdėjęs Lietuvoje, kad turėtų tokius vibratorius. Labai gerai papurtyti. Ypač kai turbūt kaip prišala ten viską pasitaiko savivarčių vairuotoja mane. Buvo gražu žiūrėti, panelė gražiai dirbu. Labai jauna. Iki 25 metų taip iš vaizdo atrodo. Labai dar mažai motovalandų turinti. Nu ką, atvažiavau, tai yra neatvažiavau, bet vis dar laukiu. Yra jau 3:30 lietuviškų laikų, 2:30 vietinių. Vis dar laukiu. Bet liko, man atrodo, nu tas va priešais mane tai vėliau atvažiavo už manęs. Po manęs, tai turėčiau prieš jį jau sekantis važiuoti, bet žodžiu, čia laikus gerai padegino, man čia 100 kg iki pakrovimo važiuoti. Tai šiandien nedavažiuosiu, rytoj liks biški, ką padarysi. Bet tai čia toks pravalt biški. Čia kokia 10 fūrų buvo prieš mane. Nu va, jau gavos man 9 valandų pauzę, viskas normaliai, va stovim, laukiam, fainiai. Bet sakė, liktais iškraus. Porą gerų ekskavatorių ten stovi. Likom dviese. Žodžiu. Kiek supratau, sužinojau, kad vakar liktais bankrutavo Northvolt šitą įmonę. Ir dėl sutrikusių mokėjimų čia dabar turbūt gal pats Rockwool užlaiko. Neleidžia iškraut gal krovinių. Tai va dėl to gal čia taip privyksta. Labai netinkamų laikų, netinkamą vietą atsidūriau. Nes 17 dieną vakar gal bankrutavo, nežinau. Ar jau ruošias bankrutuoti. Nu, yra kaip yra. Nu ką, mano brangieji, iškrovė pagaliau mane čia statybose. Pauzę gavos. Pakrovims dirb iki 2, sakė, dienos, tai aš su 2 tik ir atvažiuoju. Jeigu dabar startuoju mano skaičiavimais. Grubiai, nu gal 1 kokią atvažiuočiau. Tai
Nežinau, aš dabar kitą planą turiu, kad važiuoti reikia per naktį, turbūt ryte pasikrauti. Nes pauzę turiu kaip ir. Laikų turiu užtekti. Tai čia atbulinį reikia atsistumti biškį. Dar plius nelygų baisiai. Nesinori likt be posparnių. O, tai tokie varikaliukai. Dar pagalvosiu, išvažiuosiu į trasą, pasižiūrėsiu, kaip čia gauna su laikais. O. Bet šiaip sabotažas čia man kelionės namo, dabar važiuoju į Suomiją namo krautis. Čia toks sabotažas gavosi. Heiteriukai gali pasidžiaugti, kas nekenčia manęs. Pavidoliai visokie ir taip toliau gali džiaugtis. Bet nieko čia blogo neatsitiko. Palyginus su to, kai būn, kai ratas priekinis sprūks, tai čia juoks. O kaip mane gražiai praleidžia. Pakelti ranką, padėkoti. Ačiū. Labai mandagus visi. Gerutėliai. Parašyta ženklas nevaikščiat, bet vaikšta visi. Čia toks žieds padaryts. Iš kairės paimsiu. Čia dar gali nusirašyti, netilptam būtų. O taip gyvena statybininkai. Inkiluose irgi. Biški didesni, bet irgi inkilai. Ko ne? Bet šiaip kultūringai ką? Nieko nepasakys. Kramo babkės daras, o čia išnuomoja. Kiek kainuoja vienas vagonėlis, tai po mėnesį? Nepigiai turbūt. Maždaug 100 eurų ar 500 ar 1000, kiek kainuoja, kas žinot. Toks su visais patogumais, su lova, kad gyventi žmogui ten ar dviem, kaip tam būtų. Nesu buvęs tokiam, kur statybininkai gyvena. Kas žinot, pasakykit. Aišku, turbūt priklauso, jeigu čia daug imi, tai pigiau. Jeigu mažai imi, tai jeigu vieną nori, tik tais, tai brangiai kainuoja. Atva pasistatė į tokį, kur nors kaime, kur žemės turi gyvenis. Svarbu elektra būtų į viskas. Ne? Statybininkai šiaurėje gali gyventi tokiam, tai visi gali, reiškia. Gal žmona nelabai sužavėta būtų tokiu architektūriniu sprendimu. O, statybos čia rimtas. Kažkiek primen man, kaip ten, kur Kirūnai vežiau, ką aš ten vežiau, nebeatsimenu armatūrą ar ką ten. Kažką vežiau, metalinės konstrukcijas. Ne tokia kalibra, bet irgi didelis objektas. Tai ką, tipo bankrutuoja čia, tipo taip išeina. Nieko gero. Bet žmonių dar yra, va, žmonės dirb dar. Statybininkai kol švieso, dar darbuojas. O, čia va, mergiška kažkokia tai. Pasikėlė kelnes, ar ten bakurs, nežinau. Sunku pasakyti. Šiais laikais sunku atskirti, kitą kartą būtų.
gerai. Visą dieną šiandien palikau čia. Grūdų. Čia buvo atvažiavus tokią apsaugą, mačiau, greitį matau, su radaru, su senu ir su šitais alkotesteriu. Ir matau, matavo, kas atmosferų kažkiek priputė, pas ką receiveris netvarkoj. Kondensatą gaudo. Ir taip buvo ir gaudė. Reikia sustot priduot tokį talonėlio eilės numeriuką. Prisiduot reikia. Dabar čia naktį važiuoju. Nu tai viską įsijungęs, išskyrus mažą leduką. Viskas yra gerai su šviesom, su stogo ledbaru. Žiauriai gerai šviečia, viskas čia žiauriai gerai šviečia. Nežinau, ką čia dar pagerinti galim būtų. Iš tikrųjų, gal net primažinti reikėtų. Matot, kelia ženklai, kaip duodi į akis. Atgal konkrečiai duodi. Dėl to geltoni ženklai fainesni yra negu balti. Mėlyni irgi daug geriau. Čia irgi pastebėjims toks. Tai čia yra stogo ledbaro minusas, kad labai kerta atgal į akis. Ir įdavins yra minusas. Aš seniau labai pykdavau ant tų, kurie važiuoja su stogo prožektoriais. Matėt, va mašinas net nesimatėt važiuojančios šitos. Kadangi labai stipriai šviečia ir aukštai, tai gaunas taip, kad, pavyzdžiui, už kalniuką važiuoji, žmogus važiuoja su trumpom šviesom, pas tave gan stiprios jos, į tavo ledbaras išlendi jau viršus kabinos, o pats, kai sėdi akis dar ne, tu jo nematai, bet jau kitą vairuotoją akinį. Ir aš seniau labai pykdavau, galvojau, kodėl visą laiką vėluoju perjungti ties su stogo prožektoriais, visą laiką biškį vėliau perjungti, kad aš spėju apakinti. O jis apakinį iš toli, čia kaip svarkė žiūrėti. Ir po to man dašuta, kad stoks išlentų, o yra jis ant tiek šviečia ryškiai, kad tiesiog tu nematai kitos mašinos atvažiuojančios šviesų. Tai aš šviesų savo važiuoju iki dieną, viskas liuks, viskas gerai, bet kitą mašiną, jeigu iš apačios atvažiuos, aš nematysiu, kad jos yra šviesas, kad kažkokias iš už kalniuką paršviečia. O mano ledbaras jau, kai pamatysiu jau akim, abi dvi lempas, tai jau būsiu jį apakinęs. Ir va čia dažnai, čia tokia stogo ledbaro yra didelis minusas iš tikrųjų. Apšvietimais gerą duot, bet apakini kitus. Gaunas taip, kad tu pavėluoji perjungti. O reikia perjungti iš toli. O dabar vėl kalnelis. Čia biški langs purvins, ar kas čia yra, nesuprantu, ko čia taip būtinai rodo. Reikia telefoną pavalyti. Biški murzins objektyvs buvo. Dabar gal biški geriau, ne? Tai va taip va savo važiuoju, pateivo, matot, čia nesimatė tos mašinas, aš nemačiau net, kad čia nevažiuoju. Su halogeniniam trumpom. Labai arti perjungu žmogų apakinį. Aš jau net nemačiau, kai čia yra. Čia toks blogums yra su stogo prožektoriais. Dėl to geriau yra gal žemiau, ten kur grotelės, kažkur kur Volvo ženklelis, va ten va. Gal ten yra geriau dėti. Šviesos, aišku, čia pakankamai sočiai. Aš nežinau, kaip sako, lazeriai kaip šviečia, kad ten ar gerai, ar blogai, kad ten žiauriai gerai šviečia. Gal jie ne tiek, kad geriau šviečia stipriau, bet kad gal ilgiau laiką, patikimesnį gal. O čia aš nežinau, kur čia daugiau, kad šviest, aš kartais galvoju, kad prisukt net norėtus šviesas, biškai, kad dimeris būtų biškai primažinti. Nes toks irgi yra efektas, kai perjungi į trumpas, tai labai tamsu pasidaro, kalakis pripranta. Toks irgi momentėlis. Tai jeigu labai prastas trumpas, dabar čia buvo geras trumpas pas mane, bet jeigu turit prastas trumpas ir geras ilgas, tai šviesas išjungęs važiuosi. Toks va yra
tokie momentėliai tokie yra slidus. Sikali savo varai. Įsijungi Sepultūrą. Klausat kas nors Sepultūros? Aš tai baltėlinu pasileidęs. Rata Mahata. Dabar tai išjungiau, nes čia triukšmą pakals, jeigu klausys. O matot mašiną atvažiuoja? Aš tai matau, bet jau toliau. Tai žodžiu, va toks vadaliks toli atvarom. Seniau labai pykdavau, dabar dašuta, kodėl čia taip yra. Važiuojam. Visai gerai važiuojas šiuo. Atvažiuoji į Suomiją, nei vieną Suomę, 11:30, visi miega. Autostrada apšviesta. Liuks ką, gyvenk, žvenk Suomijai. Elnių daugiau negu žmonių čia, gerokai. Nu, žinot, pasakysiu, kad seniai aš nebuvau Suomijai, taip normaliai, bet žavios Suomija, keliai nemokami, apšviesta, jau važiuoju kokias 3 valandas gal nuo sienos, gal 2, bet apšviesta labai mažai ruožų neapšviestų. Pasaka važiuoju, liuks, ką, net nėra kur ilgų įsijungti, net nereikia. Varau savo patenkins su trumpom, autostrada apšviesta, viena kita mašina. Čia ne autostrada jau, čia greitkelis toks, sakykim. Čia dabar autostrada, bet buvo ten ne autostrada, čia dabar Oulu miestas. Tai va, praktiškai iki Oulu nuo Kėmė, tai viskas apšviesta. Va, čia daugam pavyzdį reikia, kaip Norvegijoje irgi apšviesta. Tai Norvegai irgi pinigų kaip šiukšlių turi elektrai ir Suomiai turi, va. Eismo nėra, bet va, čia apsišvietę viską. Saugiai važiuojam. Fainai. Žemė nešaltiniuota. Biški provežai yra, bet kai nemoki už kelius, ką tu gali sakyti. Gali čia skūstis, neturi teisės iš viso jokios. Negali, iš vis nieką sakyti negali. Kad ten džiaugies, kad asfaltas yra gerai. Kai neim pinigų. Nu ką, brangiai, atvažiavau į parkingą, sustojau, klausiau, sustojau. Viskas normaliai, nebetoli čia liko, 60 km. Kažkoks kosulys užėjo. Ką norėjau pasakyti? Visai čia lengvai suvažiavau kažkaip tai. Tikėjaus, kad sunkiau bus. Ir greitai, ir lengvai. Nieko, eisiu miegoti. Ir atrodo spėju, dar pauzę pasidarysiu ir dar pakrovimą iki 2 spėju, tai kaip ir viskas gerai. Vo, reikėtų miegoti. Ačiū, kad nepamirštat kiti man priminti, kad aš pareklamuočiau Inkilą shopą savo. Tai nepamirškit užeiti. Įsigykit produkcijos, viską. Aš taip kartais pamirštu reklamuotis. Bet kartais reikia priminti, net nereklamuoto priminti. Puikaus barzdos aliejaus, šampūno, sisolto, viską. Jeigu norit puikiai atrodyti taip kaip aš, jeigu norit tokią šukuoseną turėti gražią. Ir barzdą tokią kvepiančią norit turėti kaip mano. Išvelnę viską, kad nesibadytų. Ir aš noriu eit miegoti jau. Va, tai... labai smagu šiaip Suomijai važiuoti. Vairuotojai sveikinas, pavyzdžiui. Esu sakęs anksčiau, čia tokios yra taisyklės. Dieną rankas kel visi beveik Suomijai, čia iš senų laikų žinau. O naktį, kai važiuoju, prasilenkiant posūkį kairį parodai ten viską. Šiaip čia Skandinavijoje yra toks priimts posūkį, jeigu ten tave praleido pro siaurą tiltą ar dar kažkur, tai kairį posūkį parodai, čia padėkojams yra. Prasilenkiant iš priekio. Va, tai šiaip man
malonu važiuoti Suomijai. Kažkaip ir žmonės tokie. Nors nepažįsti nieką, bet malonu, va taip, kažkaip tai nežinau. Ir šiaip stengiasi kažkaip priimti, va, kai ateini į svečius, priimi tų namų taisyklės, tai čia maždaug atvažiuoji į kitą šalį, priimi tas taisyklės visokias laikais. Jeigu važiuoji ten kokioje Vokietijoje, turi mirkčią šviesom, kai tave aplenkia. Ir padėkoti reikia nepamiršti, čia labai svarbu yra. Taip yra taisyklės. Tai va, o dabar galime eiti į užtarnautą poilsį. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki rytojaus.